Su šventom Kalėdom švenčiame metą paženklintą dovanomis. Pačią didžiausią dovaną rasime ne po Kalėdų eglute, bet prakartėlėje, patį Dievą, kuris mums dovanoja save. Tik mąstydami, ką mes gauname, suprasime, koks neaprėpiamas Dievo dosnumas. Joks žmogus nepajėgus nusipelnyti tokios dovanos. Šiandien minime gailestingumo įsikūnijimą. Dievas yra toks gailestingas, kad yra pasirengęs mums atleisti, mus išgelbėti iš mūsų nuodėmių, dar prieš mums ateinant susitaikyti su juo. Paskelbęs gailestingumo metus, popiežius Pranciškus kviečia mus švęsti šį malonės metą ir naujai patirti Dievo begalinę meilę mums. Ta Dievo dovana skirta kiekvienam iš mūsų. Mums tik reikia pasiryžti ją priimti. Gili širdies ramybė, kurios visi trokštame, yra šio atsivertimo gailestingumui vaisius. Angelai Kalėdų naktį skelbia ramybė Dievo mylimiems žmonėms. Ramybė kyla iš tvirto žinojimo, kad Dievas pranoksta bet kokias mūsų pastangas. Ramybė tai mums suteikta dovana, kai atsiveriame Dievo gailestingumui. Šiais metais atsiverkime naujai šiam Dievo gailestingumui ir atsiliepkime į jį artimo meilės darbais. Dalinkimės tomis dovanomis, kurias Dievas mums duoda, su jo mylimais žmonėmis. Dievo malonė, gailestingumas ir ramybė telydi jus ir jūsų šeimas per šias šventas Kalėdas ir per visus jubiliejinius gailestingumo metus.